Prieš tai buvusime video aiškinau, kad ciklas gali būti tarkim nuo 1 iki kažkokio skaičiaus ir atlikinėti veiksmus. Dabar dar noriu parodyti, kad ciklas gali būti skirtingų žingsnių ir nebūtinai didėjantis. Pavyzdžiui, kad būtų paprasčiau, aš spausdinsiu tik kintamąjį i, kad parodyti, kaip jis keičiasi. Ir, pavyzdžiui, ciklo žingsnį aš pakeisiu į 2. Na, o čia tarkim, tegu būna iki 10. Tai, ką tai reiškia? Tai aš gal pirmiausiai išspausdinsiu ir tada paaiškinsiu. Žiūrėkit. I yra 1. 1 mažiau už 10. Reiškia, I spausdinam ir I padidinam 2. Ir sekantis skaičius yra nebe 2, o 3. 3 mažiau už 10. Tai reiškia, aš vėl spausdinu jį ir vėl padidinu 2. Dėl to man išspausdina seka, kas ant nelyginių skaičius 1, 2, 3, 1, 2, 3 sakau, 1, 3, 5, 7, 9. Ar galiu aš imti kitokį žingsnį? Galiu, aš galiu parašyti pavyzdžiui 5. Na, čia didesnį kokį skaičių užrašykim, 40, kad matytųsi. Ir kaip matote, keičiasi kas 5. O gal aš noriu išspausdinti, kad būtų 5, tai aš, pavyzdžiui, čia galiu įrašyti pradžią, kad nuo 0 ir man spausdina, žiūrėkit, 0, 5, 10, 15 ir taip toliau. Ar gali žingsnis būtinai būti tik tai plius, tarkim, kart 2. Tik tai iš čia reikia 0 negaliu, nes 0 kart 2 vis tiek duos 0. Tai imu vienetą ir paleidžiu, kaip matote. 1, tada kart 2 bus 2, 4, 8, 16, 32. Taip, kad aš išspausdinau 2 kartotinius. Jeigu noriu, aš galiu išspausdinti ir 3 kartotinius. Tai bus, kaip matote, 1, 3, 9, 27. Aišku, jeigu pakeisiu ribą, išspausdins ir kitokius skaičius. Na ir kaip minėjau, ciklas nebūtinai turi būti didėjantis. Jis gali būti ir mažėjantis. Aš galiu užsirašyti, kad, pavyzdžiui, prasideda nuo 40, ciklas tęsiasi tol, kol skaičius vis dar yra didesnis už 0 ir kintamasis I, pavyzdžiui, mažėja po vienetą. Paleidus tokį, kaip matote, pradėjau nuo 40 ir mažėja po vienetą, kol pasiekė vienetą, o kai pasiekė vienetą, sekantis būtų 0, bet 0 už 0 nėra daugiau ir ciklas sustoja. Vėlgi, aš galiu pakeisti žingsnį, pavyzdžiui, atiminėti po 3. Ką aš gausiu? Kaip matot, mažėja po 3, 37, 34, 31 ir taip toliau, kol pasiekė vienetuką. O gal aš noriu dalinti po 3? Tai mano ciklas bus kas? Iš 3 gal negražiai gaunas, aš paimsiu iš 2 padalinti. Bus įdomiau. Oi, nieko neparašiau, klaida, atsiprašau. Taip, ir ką aš gaunu? 20, 10, 5, 2 ir 1. Na, kadangi tai yra sveikieji skaičiai, tai 5 padalinta iš 2, 2,5 gauti aš negaliu, gausiu 2. Tai va, aišku, šituo atveju, jeigu aš suklyščiau ir rašydamas, tarkim, mažėjantį ciklą, užmiršiu vienetą mažinti. Vietoj to aš pradėsiu vienetą didinti. Kas gausis? Gausis taip, kad mano ciklas neturi pabaigos, nes jis vis didėja ir jis visada bus didesnis už 0. Tai taip atliktas ciklas atrodo štai tokiu būdu. Skaičiai didėja, didėja ir pabaigos nematyti. Tai reiškia, ciklas gavosi amžinas. Taigi parodžiau ciklą didėjantį, mažėjantį su skirtingais žingsniais ir dabar jau galime pereiti prie praktinių uždavinukų.